kartą Preilandijos šalyje žmonės suprato, kad niekada nėra ragavę ledų. Jūs galite įsivaizduoti, koks tai jausmas? Vaikai nepatyrė to skonio, kurį mes patiriam vasarą. Vau, Preilandijoje ilgus metus buvo labai, labai liūdna. Nei šokoladinių, nei vaisinių, nei popkorninių, nei gumos skonio, jokių. Bet vieną dieną Preilandijoje atsirado štai šitas šulinys. Kas ant jo parašyta? Ledų šulinys. Pamatė tai žmonės, ėjo semti iš ten vandens. Ir kaip jūs galvojat, ką jie iš to šulinio ištraukė vietoj vandens? Ledų. Ledų, taip, traukė vieną, traukė antrą, traukė trečią, ketvirtą, penktą ir šeštą. Visus metus jie taip traukė tuos ledus. Ir visus metus tie ledai buvo kokio skonio? Šokoladinio! Taip, dabar jums pristatys Preilandijos šokoladiniai ledai. Aš esu šokoladinis plombyras. Aš esu šokoladinis plombyras. Štai taip, matote šokoladinį plombyrą. Tai su pabarstukais, tai ištižusi kažkur čia teka karamelė. Čia dar, žodžiu, riebokšniai ir dideli pilvai buvo tie šokoladiniai plombyrai. Visus metus jie džiugino ir mažus, ir didelius. Dabar prašome pakelti rankas tų, kas mėgsta šokoladinius ledus. Aš. Super, žiūrėkit, kiek jūs turit gerbėjų. O, džiaugiatės? Taip, gerai, išgirskime, ką dar padainuos šokoladinis plombyras. Aviečių. Aš esu šokoladinis plombyras. Atsispirk mane galėjau net vampyras. Aš išpildžiau jo pieniškas svajonės ir kviečiu visus į šokoladinės kelionės. Aš išpildžiau jo pieniškas svajonės ir kviečiu visus į šokoladinės kelionės. Nu super, galim paklausti. Taip, šokoladinius ledus Preilandijos šalyje valgė maždaug kiek? Metus. Maždaug metus valgė ir valgė šokoladinius ledus. Vaikam pradėjo pabosti. Atsibodo? Nežinau. Atsibodo, viena mergaitė nubėgo prie šulinio ir sako, ledų šulinį, gal galėtum duoti kokį nors kitą skonį? Ta naktį įvyko stebuklas ir ledų šulinys pradėjo traukti visai kito skonio ledus. Traukė vieną, traukė antrą, traukė trečią, ketvirtą, penktą, šeštą. Ir kokių čia ledų davė ledų šulinys? Vaisinių. Pažiūrėkim, kaip jūs prisistatysit. 1, 2, 3, 4. Vaisiniai ledai, kur tik užmatai. Vaisiniai ledai, kur tik užmatai. Šauniai, kas mėgsta vaisinius ledus? Ne, nesupratau, jūs prieš tai kėlėt per šokoladinius. Ir tuos mėgsta? Ir tai būna? Ir tuos. Gerai, pakelkite dar rankas. Vaisinius ledus. O, pažiūrėkit, kiek jūs turit gerbėjų. Gal prisistatysit plačiau? Gerai, pasižiūrėkim, kągi padainuosit. 1, 2, 3, 4. Vaisiniai ledai, kur tik užmatai. Mangai, bananai, citrinos, ananasai. Kaip bus skanu, dalintis su draugu. Sultis sušalo ant pagaliuko mažo.
Kaip bus skanu, dalintis su draugu, sultis sušalo, arba galiuko mažo. Ir taip metus laiko traukė iš šulinio vaisinius ledus. Na, tuo tarpu šokoladiniai liko visai nepatenkinti. Jų visai nevalgė, niekas jais nesidomėjo. Ir kasgi užvirė šokoladinio plombyro galvoje? Pyktis! O, tas pyktis. Įaršino ir vaisinius ledus ir jie pradėjo aršiai krumtis. Kasgi dedasi žmogaus galvoje ir kūne, kai jisai pyksta? Kunkuliuoja, taip, užverda kraujas, pasidaro karšta. Na ir kaip jūs galvojat, kas prasidėjo su ledais, kai jie pradėjo šilti nuo to pykčio, nuo karščio, nuo to kunkuliavimo? Jie pradėjo tirpti, taip, jie pradėjo tirpti. Ir jie visai nesuprato, kad kai ištirpo šokoladinis plombyras su vaisiniais ir jie susijungė, jie pagamino turbo specialius tokius ledus, kurie vadinosi ledai mutantai. Šulinys vienas po kito pradėjo mesti į viršų ledus mutantus. Super. Na, mutantai, susistatykit. 1, 2, 3. Kodėl reikia pasirinkti vieną? Kodėl reikia pasirinkti vieną? Kodėl reikia pasirinkti vieną? Na, dabar, mamos, išduokit, ar šaldikliuose turit ledų mutantų? Taip, sako, taip, mano mama gamina, ten truputėlį deda to, truputėlį to, gaunasi tokie ledai mutantai. Arba truputėlį patežė ištižė, vienas ten pagaliukas kreivas, šleivas, bet skonis jų kaip. Skanus, taip. Pasižiūrėkim, ką padainuos mums ledai mutantai. 1, 2, 3. Kodėl reikia pasirinkti vieną? Po du kartų kiekvieną dieną. Milijonas kortelės kaip raškių. Čia ledai mutantai jūs visus apraškė. Čia kad preilą išliptumėm ekologiškai. Prisiklijavo? Kai užverda pyktis, susimaišai vieną kartą išsilydai, antrą kartą išsilydai. Taip, kai išsilydo, jūs nebeatsekat. Šokoladinį nebesuprato, o kas aš iš tikrųjų buvau prieš tai? Vaisiniai susimaišė, mutantai ant viršaus su savo visokiais pykčiais. Jie kovėsi ir pamiršo iš tikrųjų, kas yra kas. Bet pamiršo labai svarbu vieną dalyką. Aš noriu paprašyti vaikų pagalbos. Ula, gali ateiti? Ula. Nieko tokio. Neik tada, neik. Bali, ateik. Nori paragaut ledų? Paragaut. Skanu? Ir kaip skonis? Visok, sako, geras, visok. Einam iš kitos pusės paragaut. Aš laiką ateisiu ragaut. Ne? Gerai. Čia paragaujam. Kaip skanu? Liuksiškai. Jie pamiršo, kad šiaip iš esmės žmonės mėgsta ledus ir nesvarbu, kokia tu skonė bebūtum. Ar tu buvai šokoladinis plombyras, ar tu buvai vaisinis, ar tu buvai kreivas, šleivas, ledas, mutantas. Tai štai tokia mūsų ledų opera.
Žaibo opera, kartu visi ant marių kranto. Turime žaibo operą, dėkojam tiems, kurie čia lanko. Turime žaibo operą, pirmus versus, kurį varto. Turime žaibo operą, nereikia paskolos iš banko. Turime žaibo operą, ant marių kranto šokam tango mes. Nu tai dabar mes nusileidžiam. 1,